Sveiki, su jumis kaip visada smagus užkandis ir šiandieną bandysime išsiaiškinti, kaip tinkamai paruošti grikius. Taigi, paruošimą pradėkime nuo kruopų perinkimo. Tada grikius keletą kartų nuplaukite po šaltu vandeniu iki tol, kol vanduo netaps skaidrus. Norint, kad grikiai gautųsi birus bei išlaikytų aromatą, prieš virimą juos galima pakepinti apie 3-5 minutės ant silpnos labai ugnies. Taigi, kokį santykį taikyti grikiams? Tai būtų 1 stiklinė grikių ir 2 stiklinės vandens. Automatiškai iškyla klausimas, kiek reikia laiko virti grikius. Tai užvirinkite vandenį puode ir ant silpnos ugnies virkite apie 13-15 minučių, kol vanduo susigers visiškai į grikius, panašiai kaip ir ryžiai verda. Taigi, o jeigu verdate puodę, kuris nepridega, tai virkite šiek tiek ilgiau, apie 2-3 minutėm ilgesnį laikotarpį naudokite. Taipogi būtų keletą virimo taisyklių. Viso virimo proceso metu grikių maišyti nereikia. Patikrinti, ar grikiai yra paruošti, galite perbraukus dugną šaukštu. Jei puodo dugne vandens nėra, tuomet puodą galima nuimti nuo viryklės ir anksčiau. Jeigu bijate, kad grikius pervirsite, puodą galite nuimti nuo ugnies 10 minučių anksčiau ir palikti stovėti 10 minučių uždengtą puodą. Grikiai sugers likusį vandenį ir bus paruošti ir purus. Taigi jūsų grikiai yra paruošti. Juos visada galima pagardinti ar tai gabalėliu sviesto, ar tai mėsyte, ar šviežiai keptomis daržovėmis. Taipogi grikius galima naudoti ir mėsos kukulaičiam gaminti. Juos galima įmaišyti į faršą ir jie labai skaniai apkepa su mėsa. Taigi, kaip visada linkiu skanaus ir iki kitų pasimatymų.